Baigiu pasakoti apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Nycietis turtuolis Batuotas Katinas po to, kai vakar buvo su Tuku taip šlykščiai ir neteisingai apkaltinti pribeldų šeimos nebūtų dalykų, dabar pats jau tik tai gailisi dėl to, kam iš viso paklausė ir buvo nuvykęs irgi į tą Kupiškį. Šiandien Batuotas pakvietė Tuką rimtam pokalbiui ir davė jam tik vieną patarimą, kad jis daugiau niekada gyvenime nebesertintų artyn prie tos Davatkos Vidos pribeldaitės. Tukas būtinai turi daugiau nebeskambinti Vidai, su ja nebesikalbėti ir laikytis kuo toliau nuo jos namų. Ir svarbiausia, Tukas privalo pamiršti tą Vidą visam laikui. Na, o pats Tukas irgi taip pat visiškai pritarė savo globėjo nuomoniai, kad būtina jam visiškai išbraukti tą miestietę Davatką Vidą iš savo paties gyvenimo. 2011 m. lapkričio 28 diena. Tas labai rimtas pokalbis Katinų šeimos namų svetainėje 2011 m. lapkričio 28 dieną buvo persmelktas didžiulio palengvėjimo ir kartu kieto vyriško apsisprendimo. Svetainėje tvyro ramybė, kurią drumsčia tik tylus mažojo Keno čepsėjimas. Vienišas tėtis Tukas Nykštukas sėdi ant sofos, atsargiai abiem rankom apglėbė sūnelį ir pakreipęs pieno buteliuką. Vakar dienos šokas Kupiškyje, kai pribeldų šeima juos abu su Batuotu Katinu taip šlykščiai ir neteisingai apkaltino nebūtais dalykais, vis dar sėdi kaip krislas akyje. Šiandien ir Nycių kaimo turtuolis Batuotas Katinas nebėra tas pats linksmas muškietininkas, jis piktas, nusivylęs ir griežtas. Lemtingas pokalbis svetainėje. Batuotas Katinas vaikšto pirmyn ir atgal po kambarį, jo uodega piktai plaka į batus, aš vis dar negaliu tuo patikėti, kas įvyko tuomet, Tukai. Mes Nycių kaimo garbė važiavome į tą Kupiškį. Ir dėl ko? Kad būtume šlykščiai apšmeižti tų pribeldų šeimos. Kam aš iš vis tavęs paklausiau ir ten vykau. Tokios gėdos mano esybė dar nematė. Tukas liūdnai nuleidžia akis, švelniai glostydamas Kenui galvytę, Batuotai globėjau, tu visiškai teisus. Man pačiam taip gėda ir skaudu. Aš tikrai nesitikėjau, kad viskas būtent šitaip taip baisiai apsivers. Batuotas Katinas sustoja tiesiai priešai sofą, įsmeigia rimtą degantį žvilgsnį į Tuką ir iškelia ranką su vienu ištiestu pirštu, klausyk manęs įdėmiai, draugeli mielas. Duosiu tau tik vieną patarimą, bet jis privalo tapti tavo pagrindinė gyvenimo taisykle. Daugiau niekada. Gyvenime. Nebesertink prie tos miestietės Davatkos Vidos pribeldaitės. Viskas. Basta. Pabaiga galutinė tam. Ši istorija baigta, Tukas atidžiai klauso, pritariamai linksėdamas galvą, taip, Batuotai. Aš pats jaučiu, kad tai buvo didžiausia mano klaida, Batuotas Katinas žengė žingsnį arčiau, jo balsas tampa dar griežtesnis, taip, tai buvo esminė tavo gyvenime padaryta klaida. Tad tu privalai jai daugiau nebeskambinti. Jokių pokalbių telefonu. Jei pamatysi gatvėje, apsisuk ir eik į kitą pusę. Laikykis kuo toliau nuo jos namų. Ir svarbiausia, Tukai. Tu privalai pamiršti tą Vidą visam laikui. Išbrauk ją iš savo širdies ir iš savo atminties ir iš tolimesnio gyvenimo. Tukas atsargiai pastato tuščią buteliuką ant staliuko, priglaudžia Keną prie krūtinės ir tvirtai ištaria, aš visiškai tau pritariu, ką sakai, mano globėjau. Tu kalbi gryną tiesą. Nuo šios minutės Vida man nebeegzistuoja. Aš visiškai išbraukiu tą miestietę Davatką iš savo gyvenimo. Aš pasistengsiu iš visų jėgų. Mano ramybė ir mano sūnus Kenas man yra 1000 kartų svarbesni už tas Kupiškio religinės dramas. Batuotas Katinas, jo veidas pagaliau šiek tiek suminkštėja, jis švelniai paliečia Keno antklodėlę, puiku, Tukai. Šitam berniukui reikia ramaus tėvo, o ne pribeldų šeimos keliamų teismų. Tegul jie ir lieka Kupiškyje su savo melais, o mes Nyciuose gyvensime pakeltomis galvomis. Tukas giliai įkvepia, pajutęs, kaip nuo širdies nukrenta sunkus akmuo. Šis pokalbis padėjo galutinį tašką. Miestietės Davatkos Vidos pribeldaitės laikas Tuko gyvenime baigėsi visiems laikams, o svetainėje vėl įsiviešpatauja saugi ir šilta šeimos ramybė. Tukas bandys ieškoti kitur kažkur visai naujos kitos savo gyvenimo draugės, bet tik kuo toliau nuo tos miestietės Vidos įtakos ir jos buvimo šalia. Viskas.
Istorijos pabaiga.